Verslo pagrindas yra suprasti ir viršyti klientų lūkesčius. Puikus klientų aptarnavimas yra labai svarbus. Tai ne tik problemų sprendimas, bet ir santykių kūrimas. Labai svarbu suprasti klientų poreikius. Atidžiai klausykite jų rūpesčių ir įsijauskite į jų situaciją. Viršyti lūkesčius yra raktas į sėkmę. Padarykite šiek tiek daugiau, kad klientai pasijustų vertinami. Tai gali būti maža padėka ar individualus sprendimas. Patenkinti klientai tampa ištikimais jūsų advokatais. Jie skleidžia teigiamą žinią iš lūpų į lūpas ir prisideda prie ilgalaikės sėkmės. Klientų pasitenkinimo užtikrinimas turėtų būti kiekvienos verslo strategijos pagrindas. Sėkmingas organizavimas apima užduočių prioritetizavimą ir efektyvų bendravimą. Efektyvus užduočių valdymas yra būtinas norint būti produktyviam. Prioritetą teikite užduotims pagal jų skubumą ir svarbą. Naudokite tokius įrankius kaip darbų sąrašai ir kalendoriai, kad išliktumėte organizuoti. Bendravimas yra labai svarbus bet kurioje darbo vietoje. Aiškus ir glaustas bendravimas sumažina nesusipratimų tikimybę. Aktyvus klausimasis yra labai svarbus norint efektyviai bendrauti. Struktūruokite savo bendravimą taip, kad jis būtų aiškus. Pradėkite nuo pagrindinės minties, pateikite detalės ir apibendrinkite pagrindinės išvadas. Vaizdinės priemonės, tokios kaip diagramos ir grafikai, padeda geriau suprasti informaciją. Streso valdymas ir profesinis stojimas yra ilgalaikės sėkmės raktai. Stresas yra dažnas iššūkis darbo vietoje. Išmokite streso valdymo mechanizmų, tokių kaip mankšta ir sąmoningumo pratimai. Rūpinkitės savimi, kad išlaikytumėte sveiką darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą. Profesinis tobulėjimas yra nuolatinis procesas. Ieškokite galimybių plėsti savo žinias ir įgūdžius. Dalyvaukite seminaruose, konferencijose ir internetiniuose kursuose, kad neatsilikti nuo naujovių. Savęs vertinimas yra labai svarbus norint tobulėti. Reguliariai įvertinkite savo stipriasias ir silpnasias pusės. Nustatykite sritis, kuriuose reikia tobulėti ir susikurkite profesinio tobulėjimo planą. Ketvirtas skyrius – sauga darbo vietoje ir atsiliepimai. Teigiamos ir produktyvios aplinkos kūrimas. Sauga darbo vietoje yra svarbiausia. Susipažinkite su saugos protokolais ir procedūromis. Nedelsdami praneškite apie bet kokius pavojus ar nesaugias sąlygas, kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų. Atsiliepimai yra būtini norint augti. Būkite atviri konstruktyviai kritikai ir naudokite jo tobulėjimą. Pateikite atsiliepimus pagarbiai ir konstruktyviai, kad skatintumėte komandinį darbą. Atviri bendravimo kanalai yra labai svarbus. Skatinkite darbuotojus dalintis savo mintimis ir pasiūlymais. Kurkite skaidrumo ir pasitikėjimo kultūrą darbo vietoje. Penktas skyrius – efektyvumas ir iniciatyvumas. Esminiai įgūdžiai šiuolaikinėje darbo rinkoje. Efektyvumas yra labai svarbus šiandienos sparčiai besikeičiančiame pasaulyje. Supaprastinkite užduotis ir pašalinkite nereikalingus veiksmus. Naudokite technologijas procesams automatizuoti ir produktyvumui gerinti. Iniciatyvumas yra labai vertinamas. Numatykite iššūkius ir imkitės iniciatyvos juos spręsti. Tai rodo norą padaryti daugiau, nei iš jūsų tikimasi. Efektyvus planavimas yra būtinas. Planuokite savo dieną ir nustatykite užduočių prioritetus, kad pasiektumėte maksimalų efektyvumą. Naudokite tokius įrankius kaip kalendoriai ir projektų valdymo programinė įranga. Šeštas skyrius – sprendimų priėmimas ir dar daugiau – nuolatinio tobulėjimo mentaliteto ugdymas. Sprendimų priėmimas reikalauja kruopštaus apsvarstymo. Prieš priimdami sprendimą, surinkite visą reikiamą informaciją. Išanalizuokite galimus rezultatus ir pasirinkite geriausią veiksmų eigą. Informacijos patikrinimas yra labai svarbus. Dar kartą patikrinkite faktus ir skaičius, kad įsitikintumėte jų tikslumu. Netiksli informacija gali lemti brangiai kainuojančias klaidas ir nesusipratimus. Strateginis mąstymas yra būtinas norint pasiekti ilgalaikę sėkmę. Priimdami sprendimus, atsižvelkite į bendrą vaizdą. Suderinkite savo veiksmus su bendrais organizacijos tikslais. Nuolatinis tobulėjimas yra labai svarbus. Niekada nenustokite mokytis ir ieškoti būdų, kaip tobulinti procesus. Priimkite pokyčius ir prisitaikykite prie besikeičiančios verslo aplinkos.